Kitą dieną, po Alytuje įvykusių kroso varžybų Oduse 2002, mūsų kūrybinė grupė išvažiavo į Vilnių. Ir čia vyko nerealus ekstremalų šou, pavadintas Vilnius Extreme 2002. Jei nebuvote Vilniaus Žalgirio stadione rugsėjo 29 dieną, žinoma neteko stebėti ir puikaus autošou Vilnius Grand Extreme 2002. Šį kartą čia atvyko ir ekstremalai kaskadininkai iš Rusijos su programa Autorodeo. Žiūrovų laukia 200 minučių absoliutaus rizikingo veiksmo be pertraukų. Profesionalių kaskadininkų atliekami fantastiški triukai, einantys vienas paskui kitą 1 minutės intervalu. Sprogimai, fejerverkai, specefektai, naujausia pirotechnika. Pristatyti niekur iki šiol nerodyti autotriukai, važiavimai ant 2 ratų, mašinų traiškimas, taip toliau ir taip toliau. Pirmieji pasirodymą pradėjo rusų ekstremalai, dauguma triukų vyko važiuojant ant 2 ratų senais žiguliais. Buvo keičiamas ratas, kaskadininkai važiavo ir ant mašinų, ir po jomis. Žodžiu, pasakoti net nelieka ką. Reikia tik grožėtis nenutrūksančią ekstremalų programą. Rusų kaskadininkai šiek tiek apsitvarkė mašinas ir minutėlę kitą gavo atsipūsti nuo adrenalino antplūdžio, juos pakeitė Vilniaus motociklininkai ekstremalai. Vyrai negailėjo nei galvų, nei padangų. Kai moto ekstremalams galutinai nusvilo padangos, triukų seriją tęsė Autorodeo kaskadininkai. Renginio vedėjas Tololo juokavo, jog netrukus per degančių žiedus šokinės išprotėję liūtai. Netrukus įsismarkavę ekstremalai ugnį ėmė šturmu, jei tiksliau savo galvomis. Po žmogaus fakelo į ugnį lendančios stačia galva pasirodymo, jie areną išbildėjo grėsmingai kriokintys buliai.
Pirmasis jų važiavimas buvo įspūdingas. Žalgirio stadione išlūžo ne viena apsauginė tvora, o kai kurie bulių važnyčiotojai bandė įvažiuoti tiesiog į prekybininkų palapines. Už tai, kad yra užstumiamas automobilis arba jam suteikta pagalba. Trenkti kam į užpakalį ir žiūrėti metalo. Štai dar vienas puikus įvažiavimas. Netrukus artėjo vienas iš labiausiai žiūrovų lauktų momentų. Į mirties kilpą turėjo įvažiuoti automobilis. Mirties kilpa po truputį tampa jau įprastų dalykų. Anksčiau visi tiesiog nekantraudavo, kadagi ims ir nukris automobilis. Tačiau išsprendus kai kuriuos techninius klausimus, šis atvejis jau mažai tikėtinas. Kaip jau buvo minėta, afišose triukai vyko kas minutę. Kaskadininkai ruošiasi dvigubam motociklo ir automobilio šuoliui per automobilių koloną. Vytautai, netrukus šuolis. Kelintas jūsų šuolis bus? Reikia paskaičiuoti. Ketvirtas šuolis. Na ir kokia savijauta, koks jausmas būna, kai pamatote prieš save trampliną? Tikrai fainas dalykas yra tas dalykas, kaip ir nusileidė. Bet prieš šuolį taip sunku pasakyti tą jausmą. Jaudinatės labai? Šiek tiek, nes labai galiu nusileisti ant žiūrovų. Bet vyksta viskas. Ne, pravažiuoja. Ir štai. Jūs važiuoja, jūs matote žilimo šuolį ir vėl įvažiuojama į žiūrovų. Vytautas Žarnauskas, gaudydamas orą, džiūgavo, puikiai išlaužta tvora ir autofanų kamerai te pridūrė. Nėra nieko geriau už laisvą skrydį. Tuo pat vyrai pastatė senų statinių piramidę ir keistą rampą, ant kurios regis niekaip ratais nepataikys užvažiuoti. Pasirodo, ne čia šuo pakastas. Renginio vedėjas Dručkis Tololo šį triuką pavadino savai. Jūsų dėmesiui triukas kėgliai. Neįmanoma įsivaizduoti, kas dedasi mašinoje sėdinčio kaskadininko galvoje. Apie ką jis galvoja ir apskritai, ar ką nors suspėja galvoti. Didžiai žiūrovų nuostabai rusų kaskadininkas iš automobilio išlipo gyvas ir sveikas, na, gal kiek pabalęs. Kol žiūrovus linksmino legendinė grupė Rondo, ekstremalai ruošiasi dar vienam pašėlusiai rizikingam triukui. Jis pavadintas paprastai – kabrioletas. Kas nežino šio žodžio reikšmės, paaiškinsime. Tai automobilis be stogo. Kalbėti nelieka ką. Reginys kalba pats už save. Nors mašina ir neišvažiavo iš papriekabos, tačiau automobilis tikrai neteko stogo ir jį drąsiai buvo galima pavadinti kabrioletu. Parašiutininkams sklendžiant danguje artėjo pats aštriausias Grand Extreme Show festivalio momentas. Vienu metu per garsiąją analogų pasaulyje neturinčią mirties kilpą turėjo pravažiuoti iškart du automobiliai. Jurijus Risnovskis, šios kilpos galima pavadinti tėvas, buvo apskaičiavęs, jog optimaliausias atstumas tarp mašinų turėtų būti 3 metrai. Nesilaikančio atstumo įvyktų katastrofa arba reginys būtų neįdomus, jei mašinos kilpą įveiktų atskirai. Po kelių įsibėgėjimo bandymų publika nutilo. Vienas automobilis įražas, puiku! Jūsų laivai dvigubą mirties kilpą! Labiausiai savo skaičiavimais džiaugiasi Jurijus Risnovskis. 3 metrai šaukė jis, 3 metrai. Dar prieš metus mašinos nukrisdavo po vieną, o štai dabar iškart 2 ėmė ir apsuko kilpą. Žiūrovai lyg teatre plojo stovėdami, o kaskadininkai neslėpė savo laimės.
kūrinį. Netrukus pasirodymui pasiruošė sunkioji artilerija. Maxi Uazas su kūrėju Ramūnu Sakalausku priešakyje atvažiavo galutinai pribaigti pasirodymų metu apdaužytų mašinų. Jie atlydėjo 4x4 Vilnius klubo visureigiai, nurodė tikslą ir Maxas ėmėsi negailestingo savo darbo. Eina! Norintys galės įsigyti po šio atrakciono mašinas po 10 litų parduosi. Aš žinau, kad Ramūnai, šiandien ekstremaliame šou sutraiškiai kiek? Na, 4-5 mašinas, ar ne? Kelintas jau traiškimas tavo? Traiškimas būtų turbūt 4 šiaip. Kiek daugiausiai automobilių tekė sutraiškyti? Daugiausia Lietuvai, iki 12. Na ir šiandien keletą momentų buvo tokių, kad vos neapvirtot, ar ne? Nu, buvo šiek tiek daugiau, bet mašina visgi paruoš neblogai yra. O koks jausmas tuo metu užplūsta, kai mašina jau 2 ratais beveik nesiekė žemės arba automobilio stogo? Nu, jausmas koks šiek tiek nerimavo dėl draugų, dėl moterų, kurie buvo su manim kartą važiavo. O šiaip nieko, normaliai viskas. Maksas nenukentėjo? Ne, jokių problemų. Na, tikėsimės, tai ne paskutinis kartas, kada Maksas traiško mašinas didelėse šventės, ar ne? Tikėkimės. Danguje suūžė motoparasparnis, o ant žemės prasidėjo aukcionas, buvo parduodama galimybė įveikti mirties kilpą. Suma kilo nuo 1 lito ir pasiekė 230. Vilnietis prisistatęs Sergejumi už šią sumą gavo šalmą, mašiną ir kilpą. Beliko dar pridėti keletą patarimų ir drąsuolis sėdo į automobilį. Sergej Brechniukas. Ir paduojam Sergejus iš Vilniaus. Kas būtų savo vietose? Nu ir ką, mes nesiskubėjome pas Sergejus, žinokit. Jis atvyko tai labai maksimaliai. Sėkmingas, išskyrus nuleistą padangą, nesitreniravusių žmogaus bandymas dar kartą įrodė, jog mirties kilpa yra įveikiama. Reikia tik turėti drąsos ir stiprią valią. Tai įrodė ir alytiškė moteris, kuri autofanų laidos gimtadienyje Alytuje taip pat sėkmingai į mirties kilpą įvažiavo ir išvažiavo. Mes irgi lygiai. Nu, kokį bijot, viskas gerai. Viskas gerai. Ir dar kartą jūsų blaivai, tai buvo Sergejus iš Vilniaus. Ką tik tiesiogiai pasakius padarė tai. Jisai apvažiavo mirties kilpą. Taigi šią itin ekstremalią notą šiandien laidą ir baigime.
O mūsų neužmirškite žiūrėti kiekvieną savaitę tuo pačiu metu. Sėkmės! Generalinis laidos rėmėjas Tanagra. Patikimiausias detalės jūsų automobiliui. Tanagra. Platus lengvų ir krovininių